Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, žmogus, vartotojas ir jo poreikių patenkinimas yra vienas iš svarbiausių ES ekonominės integracijos tikslų. Vidaus rinka nėra savitikslis, jos tikslas tarnauti žmogui, todėl vartotojų teisių užtikrinimas visose ES šalyse, turint prekių, paslaugų, kapitalo ir darbo jėgos veikiančias rinkas, yra būtinas. ES galiojanti vartotojų rinka, reglamentuojanti akis, nėra praktiškai veiksminga. Tai matydama komisija pati sau kelia tikslą sukurti tikrą vartotojų vidaus rinką, užtikrinant aukšto vartotojų apsaugos lygio ir įmonių konkurencingumo pusiausvyrą. Reikalingas subalansuotas požiūris, kuris nesupriešintų vartotojų ir ūkio subjektų interesų. Tokio subalansuoto požiūrio kaip tik ir trūksta. Dažnai valstybės narės pasinaudoja teisę priimti griežtesnės taisyklės, užtikrinant vartotojų aukštesnės apsaugos lygį. Manau, kad iki persvarstymų turi būti pasiektas vienodas vartotojų apsaugos lygis, nepriklausomai nuo vartotojo gyvenamo šalies ar pirkinio ar paslaugos įsigijimo šalies. Todėl aš pritariu siūlomam horizontaliajam metodui, kuris turėtų būti taikomus visoms vartotojų sutartims, vietiniams ir tarptautiniams sandoriams. Tačiau, kalbant apie vartotojų ir ūkio subjektų interesus, labai dažnai dominuoja ūkio subjekto interesai. Vartotojai priverčiami prisimti vos ne 100% atsakomybę už sandorį, jiems paslaugos teikimo metu keliamos papildomos sąlygos, kainos, vienašališkai gali būti nutrauktos sutartys. Tai ypač būdinga nesuderintiems sektoriams, tokiems kaip gyvenamųjų būstų statyba. Vartotojai santykių su statybos įmonėmis priversti aiškintis teismuose, jiems realiai nekompensuojama nei materialinė, nei moralinė žala. Todėl manau, kad nesąžiningumo patikrinimas turėtų būti pradėtas taikyti pagrindinio sutarties dalyko ir kainos adekvatumui. Todėl sutarties pažeidimų pagal horizontaliąją priemonę pritariu, kad būtų įvesta bendra vartotojų teisė dėl nuostolių atlyginimo, padengiant materialinius nuostolius ir moralinę žalą. Be to, manau, kad vartotojų teisę reiktų sieti ne tik su civilinė ir komercinė teisė, reiktų pasitelkti ir priemonės ribojančias nekokybiškų prekių ir paslaugų pateikimą į rinką. Ačiū.